лекцию. Я очень рада за тех, кто воспользовался этой возможностью. И сегодня здесь. Представлять я его не буду, поскольку, как доктора, поскольку всегда мне сложно все регалии перечислить. Я попрошу это сделать самого Йонаса. Йонас, welcome на нашу сцену. Очень рада, что вы сегодня выделили нам время. Расскажите немножко о себе и к теме. Tai labai diena visiems. Įveikėm technikas, labai džiugu. Esu Jonas Lapinskas. Paskutinius 15 metų jau daugiau iš tikrųjų, bet domiuosi, kaip maistas ir maistinės medžiagos įtakoja mūsų sveikatą. Ir mano tas holistinis požiūris į sveikatą, jisai apima visas rytis. Aš esu baigęs dietetiką, esu dietistas, taip pat baigęs visuomenės sveikatą Vilniaus universitete, kurioje mes globaliai stebim apskritai visą Lietuvos gyventojų sveikatą iš visų pusių, iš fizinio aktyvumo, iš psichologinės būsenos, iš mitybos. Taip pat turiu pakankamai daug žinių ir galiu padėti išspręsti kažkokias tai jūsų sveikatos problemas, iššūkius, su kuriais jūs susidurite. Taip pat esu lektorius, konsultuoju tiek savivaldybės, tiek įvairias įstaigas, įmonės, sveikatos asociacijas, esu išsėtinės sklerozės pastovus sveikatos lektorius, artrito asociacijos, polo asociacijos, onkologinių susirgimų. Taip pat dirbu keliose klinikose ir mane galite ten rasti, jeigu reikės mano pagalbos, grožio ir odontologijos klinikoje GOG, Žalgirio gatvėje, visai netoli čia, ir kraujotakos ligų ir onkologijos klinikoje Angijon, kuri nuo ateinančių metų tampa ir onkologijos ligoninė. Pirmąją privačią onkologijos ligoninę Vilniuje. Taip kad dirbu kartu ir su pacientais, kurie jau praeina kažkokį tai gydymą, širdies ligų ar onkologijos gydymą ir padedu gydymosi procese prevenciškai spręsti ir sustiprinti sveikatą žmonėms. Na, o šiandien mūsų paskaitos tema streso valdymas. Turbūt kiekvienas mes susiduriam daugiau arba mažiau su stresu. Ir streso valdymas ir miegos kokybės derinimas yra labai susiję tam prie šitie dalykai. Ir aš manau, kad šita paskaita jums suteiks tokių praktinių žinių, kaip sumažinti stresą, kaip gerinti miegą, nes miego procese mes gerinam savo sveikatą. Ypatingai atsipalaiduoja mūsų smegenys, mes pradedam geriau jaustis. Tai išties yra labai svarbus toksai veiksnys kaip miegas mūsų gyvenime. Tai nieko nelaukdami keliaukim toliau. Kodėl tai svarbu? Visų pirma, 70% visuomenės patiria lėtinį stresą ir kenčia nuo miego sutrikimų 1 iš 3 žmonių. Reiškia, trečdalis visuomenės turi tam tikrų sutrikimų su miegu. Ir tai yra tikrai labai aktuali problema, nes miego procese mes atsistatom, mūsų kūnas atsistato, mūsų visos sistemos persikrauna, taip galima sakyti. Tai yra labai svarbus procesas ir labai svarbus, kas trukdo mums gyvenime, kas keičia mūsų, ant televizoriaus nesimato, kas keičia mūsų gyvenimus, tai yra lėtinis stresas. Iš tikrųjų, lėtinis stresas, kaip sakoma, visos problemos prasideda nuo galvos. Turbūt tokį girdėjote posakį, taip. Tai reiškia viskas, kaip mes jaučiamės, nuo to mūsų kūnas priima tam tikrus sprendimus. Jeigu mes blogai jaučiamės, pas mus viskas blogai ir iš tikrųjų sveikti žymiai sunkiau. Jeigu mes jaučiamės geriau, psichologiškai, emociškai, mums ir sveikimo procesas, sako, optimistai sveiksta greičiau negu pesimistai. Tai labai svarbu. Dabar lėtinio streso įtaka sveikatai. Kodėl labai jisai toksai aktualus ir ką jisai gali sukurti, kokias problemas. Visų pirma, kai mes jo nekontroliuojam streso, jisai sukuria daug iš tikrųjų sveikatos problemų. Didžiausia ir opiausia Lietuvoje, lietuviai visoje Europos Sąjungoje kartu su bulgarais užima numerį 1 pagal širdies ir kraujotakos ligas ir pagal mirštamumą. Žmonės Lietuvoje nuo širdies ir kraujotakos ligų miršta daugiausia praktiškai Europos Sąjungoje. Ir širdies ir kraujotakos ligų iššūkiai tiesiogiai susiję su stresu. Padidėja kraujospūdis. Kodėl taip yra? Visų pirma, stresas iššūkia kortizolio lygį, padidėja kortizolius, streso hormonas.
O streso hormonas jisai atsakingas už keletą dalykų. Už uždegiminį proceso pradžią, prasideda kūne uždegiminiai procesai, vienas. Antras, susitraukia lygiai raumenis aplink kraujagyslės, tai širdžiai sunkiau stumti kraują, tiesiog, nes susitraukia truputėlį raumenis ir suplonina kraujagyslės, susiaurėja šiek tiek. Taip, širdis pradeda plakti smarkiau, apkrova širdžiai didėja, na, iš tikrųjų turim daug iššūkių. Ir dėl tų uždegiminių procesų prasideda kraujagyslių pažeidimas, tada tas mūsų perteklius riebalų, kurių nesunaudojam fizinio aktyvumo metu, didina cholesterolį, MTL cholesterolį, dėl to stebėsena cholesterolio dabar yra didžiulė. Tačiau cholesterolį reikia stebėti, reikia su juo draugauti arba reikia su juo dirbti, su juo reikia, na, jį suprasti, kam jis reikalingas. Jisai yra svarbus. Jo perteklius taip yra negerai, bet jeigu mes mokam kontroliuoti cholesterolį, jeigu mes mokam su juo dirbti ir su juo gyventi, jisai nieko blogo mums nepadarys, nes jisai reikalinga transporto priemonė, kuri išnešioja mūsų organizme tam tikras daleles, deguonį ir panašiai. Tai apie tai galbūt truputėlį kitose mano paskaitose, jeigu bus aktualu ir įdomu, turiu visą atskirą paskaitą, gal net 3 paskaitas, širdies ir kraujotakos ligų prevencija, labai giliai, labai aiškiai, kokius tyrimus reikia daryti, ką nagrinėti, kaip spręsti galima tas problemas, galbūt ne šiandien dienos paskaita. Tačiau reikia atsiminti, kad stresas ypatingai įtakoja šitas problemas. Antras, ką jisai įtakoja, virškinimo sutrikimus. Na, daug problemų, įskaitant dirgliosios žarnos sindromą, opas, maistinių medžiagų įsisavinimą, mažėjimą. Žinot, sako, jeigu jūs stresuojate, sustoja virškinimo sistema. Tas kortizolis dar veikia ne tik, kad lygiuosius ten raumenis sutraukia, bet ir taip pat sustoja visas virškinimas. Reiškia, jeigu mes gaunam streso, mums neįsisavina medžiagas. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs kažką vartojat, pavyzdžiui, pavyzdys, kad ir kažkoksai tai papildas, jūs naudojat kažkokį papildą, taip? Jeigu jūs įsidedami į burną, galvojat, kad o Jėzau ir vėl jį reikės gerti, arba vaistą, pavyzdžiui, kažkokį, o Jėzau ir vėl jį reikės gerti, o jis toks neskanus, taip, jum poveikis jo bus minimalus, nesustoja visą virškinimo sistemą. Ir dažniausiai tai stovi skrandyje, atsirūgavimai vyksta, kažkokie tai blogi simptomai ir tiesiog įsisavinimas žymiai mažesnis. Taip pat yra su vaistais. Mūsų organizmas sugeba taip apsisaugoti nuo tam tikrų dalelių, kurios kartu su maistu arba kartu su kažkokiais gėrimais patenka mums į organizmą. Žinot, kartais būna taip, kad žmogus pagalvoja kažkas tai labai blogai, net supykino jį ir jisai, reiškia, organizmas tokiu būdu išsivalė. Tai arba ten paleidžia vidurius, kažką tai blogai suvalgius, tai irgi organizmas stengiasi išsivalyti. Tai virškinimo sutrikimai iš tiesų sako taip, jeigu bloga savijauta, bus problemos su žarnynu. Ir atvirkščiai, jeigu bus problemos su žarnynu, 100% bus problemos su mūsų nuotaikom, su mūsų dėmesiu, koncentracija ir panašiai. Ten daug problemų atsiranda. Taip pat stresas įtakoja susilpnėjus imunitetą. Būtent kortizolio dėka išsiskiria uždegimą skatinančios dalelės ir jos silpnina mūsų imuninę sistemą. Tai tie žmonės, kurie patiria savo gyvenime labai daug streso, stresą galima patirti darbe, galima patirti namuose, stresą galima patirti ir miego būsenoje. Kartais mūsų kortizolio lygis ryte atsikėlus yra labai aukštas. Pagalvokit, ar jums gyvenime yra buvo taip, kad jūs naktį kažką susapnavot ir atsikėlėt, prabudot iš išgąsčio kažkokio, tai kažkokį blogą sapną. Arba jūs atsikėlėt ir jūs net balsu kartais verkiat, kartais kažkokį žodį pasako, kartais jūs atsikėlėte suprakaitavę, nes kažkur tai ar bėgot, ar kažką tai ten darėt. Jūs turėjote naktį streso, net miego būsenai galima patirti stresą ir kortizolio lygis gali būti labai aukštas. Taip kad aš jau nekalbu gyvenime, kortizolio tikrai, šiais laikais tikrai padidėjęs. Pas praktiškai visus lygiais, nes tas gyvenimo tempas, kurį mes turime iš tiesų labai didina.
Psichinė emocinė žala, iš tikrųjų lėtinis stresas dažnai prisideda prie nerimo, depresijos sutrikimų, tai yra numeris 1. Kuo daugiau streso. Tai tokia keliukas, trumpas labai neilgas keliukas, bet labai greitai ir nerimas, ir depresijos prasideda. Tai su tuo stresu reikia mokėti jį valdyti ir šiandien pakalbėsim apie tai, kaip su juo dirbti, ką jisai daro ir kaip mes su juo galime gyventi. Taip. Na, visų pirma, stresas. Stresas turi du savo veidus, kaip čia parodyta, dviašmenis kardas. Tai vienas kardas gali jūs apsaugoti arba gali padėti pasiekti jums rezultato, o kita kardo pusė sukuria problemas. Tai eustresas vadinamas, arba tai trumpalaikis teigiamas stresas, kuris motyvuoja veikti. Žinot, sako, padidėjo kortizolio lygis, mes gavom energijos, padidėjo cukraus kiekis mūsų kraujotakoj, mes įgavom truputėlį daugiau energijos, mes turim jėgų nugalėti, žinot, sako, arba bėk, arba nugalėk, ne? Tai vat mes turime energijos nugalėti. Tai toks trumpalaikis šuolis, kai mes varžomės kažkokios tai ar sporto šakoj, ar kūrybinėse varžytuvėse, kas kur kada, pavyzdžiui, ne? Ir mums reikia mūsų smegenim sugalvoti atsakymą. Jūs sprendžiat kryžiažodį ir turit varžyti su kitu žmogum, kas greičiau išspręs. Ne? Tai va tas toksai truputėlį stresas padidina cukraus šuolį, truputėlį energijos daugėja. Jisai toks trumpalaikis, jisai skatina kūrybiškumą, padeda išspręsti kažkokius tai iššūkius, su kuriais mes susidurėme. Na ir tas distresas vadinamas, tas žalingas stresas, iš ties tai ilgai užsitęsęs arba labai aukštas, labai didelis stresas vadinamas distresu ir gali iš tikrųjų smarkiai pakenkti ir fizinę, ir psichinę sveikatą ir dažnai netgi būna perdegimai, kur žmonėm pripažįstama kaip liga perdegimas, kuris jau nebegali būti darbe, jis išsisėmė, jam reikia pailsėti, pamiegoti, pasportuoti, kažkaip tai jį spa galbūt nueiti kažkokią tai, kad išspręsti savo tą streso lygį, sumažinti kiek įmanoma. Taip, kad taip, tas stresas turi dvi savo pusės, du savo veidus, teigiamą ir neigiamą. Tai trumpalaikis stresas, viskas gerai, jums padeda mobilizuotis, gal skirtingiam žmonėms skirtingai, bet tas ilgalaikis stresas iš tikrųjų turi didelę žalą. Na ir kokiegi gyvenimo būdo veiksmai prisideda prie to bendro streso tokio padidėjimo, tai aišku darbo krūvio reikalavimai. Didelis darbo spaudimas, griežti terminai, ilgos darbo valandos, prisideda prie to perdegimo sindromo profesinio. Tai iš ties reikėtų nepamiršti, kad taip, mums reikia šeimai pinigų užsidirbti, bet mums reikia pailsėti. Ir tai yra svarstyklės, viso gyvenimo balansas. Tas žodis balansas daug kur naudojamas, bet taip ir yra. Jeigu mes visą laiką tik tai dirbsim ir nepailsėsim, mūsų organizmas išseks ir mes tiesiog turėsim daug iššūkių sveikatos. Tai tarp darbo ir poilsio turi būti būtinai balansas. Tarp visko iš tikrųjų. Sveikatos problemos, taip, jeigu yra kažkoksai tai ilgalaikis skausmas, pavyzdžiui, sveikatos iššūkius, žmogus jaudinasi, pasitien, pavyzdžiui, padidėjo cholesterolis, nežinau šiandien kodėl aš apie jį kalbu, bet pavyzdys, padidėjo cholesterolis ir mes nieko nedarom, bet rūpinamės, mums skauda, ateinam pas gydytoją, gydytojas sako, žiūrėk, pas tave aukštas cholesterolis, tu turi būtinai kažką tai su tuo daryti, bet tu nieko nedarai ir tu apie tai galvoji ir tavo aukštas tas streso lygis, jisai dėl sveikatos problemų yra svarbus. Arba susilaužė žmogus koją, nuskausmas, tai irgi stresas. Tai sveikatos problemos irgi iššaukia stresą. Finansiniai rūpesčiai, aišku, ekonominis nesaugumas, skolos kažkokios tai bankam ar kažkokiem tai irgi turi tokį savo įtaką tam stresui. Informacijos perkrova. Šiandien dienai daugelis visuomenės tiesiog sėdi prie mobilių telefonų. Jaunimas susitiko 3-4 sėdi mobiliuose telefonėse, skrolina, žiūri tą nežinau, bet ką, TikToką, Facebooką, nežinau kažką. Tai tas informacijos kiekis yra šiandien dienai toks milžiniškas, kad mes patiriam tikrai didžiulį stresą. Informacinį stresą. Ta informacinio srauto, ta tokia
krūvis iš tikrųjų nuvargina. Ir ypatingai rekomenduojama, jeigu jūs norite truputėlį atsigauti nakties metu, prieš naktį rekomenduojama nenaudoti bent pusę valandos, bent 20 minučių nenaudoti mobilių telefonų, planšetų. Geriau pasiimti knygą ir perskaityti ten 2, 3, 4, 5 puslapius. Tokiu būdu jūsų smegenys atsipalaiduoja, nes ten informacijos yra minimaliai, ten informacija yra sakinys. O kai mes žiūrime mobilius telefonus, ten per sekundės rautas informacijos. Garsas, vaizdas, efektai ir panašiai, taip ir pasikeičia labai vargina. Informacijos perkrovą šiais laikais yra milžiniška. Santykiai įtampa, turbūt suprantate, kad bendraujant su žmogum pastoviai yra tarpusavio santykiai ir tie santykiai gali ir dažnai turbūt susiklosto neįsivaizduojamai jūsų naudai ir jūs tada stresuojat. Nors gali būti mažytis stresiukas. Mergaitė eina į darželį, sako, mamytė, aš noriu rengti šitą suknelę. Mamytė sako, ne, taigi tau šalta bus, dabar pasižiūrėk, jau beveik žiema, reikia kilnytės, reikia paltuką dėtis. Ne, noriu rožinės suknelės, ne, va, tai stresas. Jau yra mažas, bet stresas. Tai. Ir, aišku, medžiagų maisto disbalansas taip pat, jeigu mūsų organizmui trūksta kažkurių tai maistinių medžiagų, o šiandien dienai dėja, bet mityba yra labai mūsų visų skurdi, ir ne dėl to, kad jūs mažai valgot, ar ne dėl to, kad jūs netinkamai valgot, o dėl to, kad maiste šiandien dienai yra per mažai maistinių medžiagų. Da. Labai gražiai kalba, kad jūs viską galite gauti su maistu, tačiau pamiršta pasakyti, kad tačiau žiemos metu visos daržovės ir vaisiai atvažiavę iš užsienio, jie yra dirbtinai prinokinti, dėl to jų sudėtyje yra žymiai mažiau veikliųjų medžiagų, mikroelementų, antioksidantų ir taip toliau. Ir pamiršta pasakyti, kad dėl to, kad jie atvežti iš užsienio, ten, kur auginama 3, 4, 5 derliai per metus, toje pačioje žemėje naudoja daug cheminių trąšų, dėl to ta žemė nualinta, dėl to žemėje nėra to bioaktyvių komponentų, kurie į augalą atiduoda į tą daržovę, į grūdą, į vaisių, atiduoda tas mikromedžiagas iš žemės. Na, truputėlį nutylim, bet gaunam tokius plasmasinius pomidorus, kurie be skonio, be kvapo šiandien dienai parduotuvėse. Na, valgom ir nesuprantam apskritai, kam kieti jie tokie. Tai va, tai taip pat yra ir su obuoliais, taip pat yra ir su kitais maisto produktais. Tai maistinių medžiagų trūkumas mums sukuria didžiulį taip pat irgi disbalansą, o disbalansas sukelia irgi išsekimą. Arba mes tų medžiagų nesuvalgom, arba, pavyzdžiui, tos maistinės medžiagos būna sugadintos maisto gaminimo procese. Pavyzdžiui, greitas kepimas, aukštoj temperatūrai greitas skrudinimas sudenga baltymai, sudenga riebalai, sudenga cukrai. Gal tas maistas kaip čipsai, pavyzdžiui, jisai atrodo gražiai, skaniai, traškiai, bet jisai neturi jokios naudos, tik tai turi tam tikrus komponentus, kurie skatina uždegiminius procesus, kurie sukuria problemas. Ir kartu su jom sutrinka mūsų žarnyno, smegenų ašis. Taip, tai yra žarnyno smegenų ašies sutrikimas. Kas tai yra? Ar teko girdėti tokią savoką žarnyno smegenų ašis? Neteko girdėti tokią savoką. Kas tai yra? Kai mes įsidedam maistą, mūsų virškinimo sistema jį apdoroja ir pradeda virškinti. Jeigu mes maiste gauname tam tikrų uždegiminių junginių arba mūsų maistas pakeičia mūsų žarnyne gyvenančių bakterijų sudėtį, padaugėja tam tikrų bakterijų, kurios sukuria uždegiminius procesus ir sumažėja tų, kurios stiprina mūsų sveikatą, mums tas maistas kenkia. Kadangi aplink žarnyną apsivynioję yra nervai, tie nervai, tos bakterijos virškindamos maistą atiduoda tam tikras daleles ir tas daleles, tas nervo galūnėlės, jos gauna tą informaciją ir per nervą nukeliauja mumis smegenis tą informaciją. Ir tokiu būdu tas nervas, vadinamas nervus vagus, jisai nuo žarnyno priimtų sprendimų įtakoja mūsų smegenų funkcijas, mūsų nuotaikas, mūsų savijautą labai tiesiogiai. Ir tai yra vadinama žarnyno smegenų ašimi. Tai yra tas nervas,
kuris apsivinioja visas mūsų žarnyno sienelės, jisai atiduoda smegenims signalus. Dėl to ir sakoma, taip kaip jūs jausitės čia, žarnyne, tokią turėsite nuotaiką, savijautą ir panašiai. Tai yra žarnyno smegenų ašis. Tai yra sutrinka, tai yra gauna tam tikrus neigiamus sprendimus, neigiamus signalus ir tada mes prastai jaučiamės. Dabar kaip galima valdyti tą stresą ir šiandien mes parodysiu keletą pratimukų, kaip tą stresą galima valdyti, į kur atkreipti dėmesį, ką reikia daryti. Tai visų pirma, sąmoningas kvėpavimas. Šiandien mes turėsime vieną tokį pratimuką, kvėpavimo pratimuką, kurį aš jums parodysiu, kur labai greitai, per labai trumpą laiką jūs galite reguliuoti, sumažinti savo streso lygį. Reguliarus judėjimas. Turbūt žinote, kad fizinis judėjimas, fizinis aktyvumas labai svarbu. Visų pirma, didėja deguonies kiekis, kai jūs vaikštote, judatės, mankštinatės ar dar kažką tai darot, kas susijęs su fiziniu aktyvumu. Padidėja deguonies kiekis, padidėjęs deguonies kiekis, jums iš karto nuotaika gerėja. Pasportavus gerėja nuotaika, daugėja deguonies organizme, gerėja nuotaika. Taip pat sporto metu išsiskiria tam tikros dalelės, endorfinai, kurie atsakingi už dopamino lygio didėjimą. Tai dopaminas hormonas, kuris irgi skatina mūsų gerą savijautą, geresnę nuotaiką atsiranda. Tai fizinis aktyvumas, jisai be galo labai svarbus. Meditacija, sąmoningumas, ugdykite tam tikrus įgūdžius, meditacijas. Meditacija nebūtinai suvokiama kaip sėdėti lotoso pozoje ant kalno viršūnės. Jūs galite medituoti būdami bet kur, netgi čionais. Pavyzdžiui, kaip galima medituoti? Mes dabar kalbamės, aš duodu tam tikrą informaciją, jūs ją klausote, tačiau mes galim kiekvienas nukreipti savo dėmesį kažkur kitur. Ir truputėlį nukreipti savo mintis kažkur kitur. Pavyzdžiui, šitą nuostabią plokštę. Mes žiūrim, kaip ta plokštė susiformavusi, kokie čionais pūkeliai faini. Tiesiog mes nukreipę savo mintis į kažką tai tokio, kuris nesusijęs su mūsų dabartinė emocija, dabartinė būsena, kurioje ką tik buvom, mes gerinam savo, atsipalaiduoja, mūsų nervų sistema atsipalaiduoja. Mes truputėlį susikoncentruojam į kitą. Ir tai 3, 4, 5 sekundės ir vėl mes galim grįžti į tą temą, kurioje mes buvom. Tokiu būdu mes truputėlį nuraminame save. Nes žinot, kartais daugėja informacijos kiekis, kyla įtampa ir po 45 minučių pervargstate. Tai tokiu būdu namuose irgi į gėlytę pasižiūrėti. Gerai, lyja pavyzdžiui, pasižiūrėti, galbūt gražiai lyja. Galbūt pagalvoti, kaip faina palaistys gėlytės vasarą. Arba žiemą, dabar bus balta, gražu, pasižiūrim už lango, pasižiūrim į kažką tai tokio, kas jūs atpalaiduoja. Tai gali būti tokia meditacija, gali būti meditacija, kai kam sportas, kai kam meditacija gali būti dainavimas, kai kam meditacija gali būti kažkoks tai mezgimas. Taip? Mano močiutė megzdavo. Tai meditacija ten yra maksimali. Nieko kito negalvoja, tik meditacija. Vyram žvejyba meditacija, medžioklė meditacija, nežinau, krapštytis prie mašinos rato, atsukti ten varžtus, valyti kažką tai. Namų ruoša irgi yra meditacija. Ten dulkės valyti, dar kažką. Tai tas irgi truputėlį padeda atsipalaiduoti. Ne? Laiko planavimas. Jeigu mes turime įtemptą darbo grafiką arba turime daug reikalų, daug visokių projektų gyvenime, mums būtinai reikia planuoti laiką. Jeigu mes laiko neplanuojam, mes patirim didžiulį stresą. Niekur nespėjam, taip, niekur tada nespėjam, tada truputėlį turim iššūkių vidinių, tada, čia nespėjau. Pradėkime planuoti laiką. Skirkime kažkokiam tai darbui valandą. Galvojam, gerai, gal valandos neužteks, 1,5 valandos. Ir viskas. Ir į tą laiką nieko daugiau neplanuojam. Ir tokiu būdu mes jausimės ramiau. Mums bus žymiai saugiau ir mes tikrai žinosim, kad mes niekur nevėluojam į kitą susitikimą. Teigiama perspektyva. Kas tai yra? Kaip aš sakau, teigiamas požiūris į gyvenimą. Optimistinis požiūris į gyvenimą. Viskas bus gerai. Ne? Mes gyvenime arba gaunam pamokų ir mokinamės iš situacijos,
arba mes, kaip aš sakau, laimime ir mes iš to gauname kažkokios tai pozityvios naudos. Tai aš visą laiką stengiuosi ieškoti pozityvios naudos. Lyja šiandien. Tai ne tai, kad lyja blogai. Faina, palaistys gėlės, nereikės pačiam laistyti jėgą. Tai ir kūno fiziologinių poreikių tenkinimas, miegas, mityba, tai taip pat labai svarbu ir štai šitie visi 6. Jeigu jūs paklaustumėt, kuris yra svarbiausias, kaip jums atrodo, kuris yra svarbiausias? Visi. Nei vieno nėra nesvarbaus. Ir kažkurį vieną mes ignoruokim, visą kitą darom teisingai, vieną ignoruojam, turėsim vis tiek problemų. Jeigu mes kalbam apie sveikatą, mes turim suprasti, kad visi sprendimai, kurie siūlomi jum specialisto, jie yra visi labai svarbus. Jeigu mes norim išspręsti kažkokį tai sveikatos iššūkį, mes turim po truputėlį visus daryti. Ir fizinio aktyvumo, ir gero miego, ir pozityvaus požiūrio, ir mitybos, visko mes turim po truputėlį. Keliaujam toliau. Kvėpavimas. Va štai greito nusiraminamo technika, 4-7-8 vadinama, yra superinė technika, kurią mes galim kiekvienas čia būdami dabar išsibandyti. Ką rekomenduojama daryti? Tiesiog iškvėpti, atsidusdami. Iškvėpiam. Tada 4 sekundės įkvėpiam per nosį. Užlaikom 7 sekundės kvėpavimą. Ir tada iš lėto per burną iškvėpiam per 8 sekundės. Ir taip 3-4 kartus pakartokit. Pabandykit pakartoti. Štai taip mes galim greitai labai atsipalaiduoti. Ir taip pat yra kitas dar gilus diafragminis kvėpavimas, kai mes kvėpuojame pilvu. Taip pat jisai atpalaiduoja mus. Man gyvenime teko būti labai įdomioj tokioj situacijai, kai pajaučiau didžiulį stresą. Aš nardau. Tai vadinamas divingas, giluminis nardymas su deguonies balionais po vandeniu. Buvau Egipte, maždaug 20 metrų po vandeniu. Ir tai buvo vieni iš mano tokių pirmųjų nėrimų. Ir fantastika, vaizdas buvo nuostabus, skaidrus žydras vanduo, koralai, žuvyčių mažiausių, įvairiausių spalvų, žinokit, kaip pasakoja, bet kaip dabar dar atsimenu. Taip, mintis buvo tokios, aš esu kaip pasakoja, kaip kažkokia karalystėje žuvų, kažkokia tai egzotiniai karalystėje, kur gražiausiose filmukuose taip tai gali būti pavaizduota. Iš tikrųjų buvo fantastika. Bet aš, būdamas 20 metrų po vandeniu, aš pakėliau galvą į viršų. Ir mano mintis mane pagavo, kad tokia galybė vandens virš manęs 20 metrų, tai yra tūkstančiai tonų spaudžia mane ir man užėmė man stresas toksai atsirado. Tai vienintelis dalykas, kuris išgelbė mane, aš kai gavau streso, iš karto pas mane padažnėjo kvėpavimas, kaip ir sakiau, kortizolis padidėjo, susitraukė lygiai raumenys aplink kraujagyslės, iš karto širdies veikla pradeda. Kuo smarkiau pradeda širdis plaukti, jeigu mes ir pasiduodam kvėpavimui, viskas, mes įeinam į streso būseną. Tai va būtent tada, Jonai, ramiai. Ir mums instruktorius sakė, jeigu tik tai pajaučiu nors menkiausią stresą, kvėpuojat lėtai. Aš taip, Jonai, galvoju, reikia dabar lėtai. Ir aš pats tokiu kvėpavimu gal labai greitai per nežinau, gal 10-15 minučių išėjau iš savo streso būsenos. Kitaip aš būčiau kaip raketa turbūt šovęs į viršų, išsigąsti, vandens daug, prigersi visokių minčių ir tada žmonės šoka į viršų, o būdami 20 metrų gylyje spaudimas labai didžiulis. Jeigu labai greitai šoksti, deguonies perteklius kraujyje tampa tam tikrais dalelėm ir gali suplėšyti tavo kraujotaką, kraujagysles ir tu miršti tiesiog. Ten į specialią dekompresijos kamerą žmogų įdeda, bet žodžiu, tai va, tai aš pajaučiau, kad tas gilus kvėpavimas toksai
ramus kvėpavimas atsipalaiduoja. Žmogų šiek tiek nuramina. Jeigu patirėt kažkur tai streso, nežinau, kažkas tai nutiko jūsų gyvenime, pagalvokit apie tai, kaip pakvėpuoti. Vienas iš tų pratimukų arba gilus diafragminis kvėpavimas, pilvų, kaip sakoma, arba tas 4-7-8 paprastas pratimukas, kuris tikrai padeda spręsti tokį klausimą. Na ir judėjimas iš tikrųjų, judėjimas stresui ypatingai svarbus, jisai tikrai padeda žmogui, tačiau labai svarbu yra ir kokybiškas miegas. Ir kokybiškas miegas, atsigavimai yra labai labai svarbus. Fizinio aktyvumo klausia kiek? Maždaug 20-30 minučių per dieną. Aš sakau žmonai, vaikščiot bent jau valandą laiko. Prasieik valandą laiko. Ir šiandien dienai turbūt matote žmonės, kurie vaikšto su lazdom. Tai sakyčiau, vienas iš geriausių vaikščiojimų yra. Kodėl? Dirba visas kūnas. Einant su lazdom, jūsų dirba viršutinis judamasis aparatas, apatinis, visi raumenų grupė, širdies. Fantastinis dalykas. Iš tikrųjų, ne veltui skandinavai sugalvojo tokį gerą dalyką. Tai yra puikus dalykas. Ir miegas svarbus energijos atkūrimui, imuniniai sistemai, atminčiai, emociniai sveikatai gerinti. Tai labai daug kam. Kiek patariame miegoti? Pagal amžiaus grupės miegoti mums patariama labai skirtingai. Gimus vaikui miegas yra labai ilgas, beveik visą dieną. Tačiau suaugusiam žmogui apie 7-9 valandas per naktį. Ko reikia vengti, norint gerai išsimiegoti ir gerai kontroliuoti, pagerinti tą miego kokybę? Visų pirma, kofeino. Vengti vakarais. Žmonės klausia, ką valgyti vakarais. Saldaus maisto nevalgyti. Saldus maistas cukraus kiekį didina, o cukrus jums suteikia energijos. Pavalgysit saldumynų arba vaisių, nerekomenduojame, dėl ko vakare. Dėl to, kad cukraus daugiau yra. Jūs būsite energingesni, jums mažiau norės užmigti. Jūs praščiau miegosite, jūs dažniau atsikelsite. Arba labai sunkaus maisto irgi nerekomenduojama. Taip? Nedaryti sunkių treniruočių. Mankštelė labai gerai, pasivaikščiojimas fantastika, tačiau nedaryti sunkių treniruočių. Ir nenaudoti, kaip aš ir minėjau, skaitmeninę detoksikaciją, nenaudoti mobilių telefonų, planšetų, kompiuterių, televizorių. Kai kas miega prie televizoriaus. Labai prastai, iš tikrųjų, prastas pasirinkimas, nes tai yra labai toksai negilus miegas. Ir stengtis įprotį susiformuoti tam tikrą tokį režimą. Sakoma, režimas ypatingai vaikam yra labai svarbu. Eiti vienodai gulti, vienodai keltis ir tas toksai režimas jums sukuria taip pat kūnas įpranta ir kūnas žino, jau dabar reikės man eiti miegoti. Atėjo valanda ir viskas. Ką galim pagerinti, kad miegas tas būtų geresnis? Visų pirma, miegamąjį savo tą vietą, kuriame miegate, paversti tokią poilsio oazę. Kaip aš čia įrašęs esu. Ir yra tam tikros natūralios priemonės, ką galima padaryti. Tai visų pirma, kambarys, kad būtų tamsus, kad nebūtų ankstyvų spindulių, kurie jūs nepažadintų anksčiau laiko, negu jums reikia. Tai tamsus, tylus, vėsus. Ypatingai dabar šildymo sezono metu labai svarbus dar vienas dalykas – drėkinimas. Šiandien dienai atsiradus šildymo sezonui, kai yra karšta patalpoje, išsausėja mūsų gleivinė. Miego proceso metu mes netenkam daug vandens, netekus daug vandens, kūnas patiria stresą. Tai mums reikia būtinai, kad būtų truputėlį drėgnesnė patalpa, galbūt išvėdinta, vėsesnė šiek tiek. Miegamai pasilikite šiek tiek vėsesnį negu savo įprastą poilsio kambarį, darbo kambarį ten ar virtuvę. Taip pat yra natūralios miego priemonės, kurios padeda geriau užmigti, žolelių tam tikros arbatos, apie šiandien kai kurias aš jums pasakosiu, ramunėlės, melisa. Magnis taip pat geriau vartoti, pavyzdžiui, vakarais, jisai atpalaiduoja raumenyną, dėl to šitas mikroelementas naudojamas geriau yra vakare. Omega-3 riebalų rūgštys svarbios smegenų veiklai, taip pat geriau jos naudojamas yra vakare. Šafranas yra toksai šafrano ekstraktas, taip pat padeda atsipalaiduoti, sureguliuoja mūsų hormonų pusiausvyrą ir apie jį parodysiu.
Ir taip pat, kas dar gali padėti atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti, tai skaitimas, šilta vonia, švelnus kažkokie tempimosi pratimai, nežinau, gal dar kažkokį jūs susigalvojat namuose savo. Gal vyras jūs masažiuką padaro, gal jūs vyrui, gal būdų vienas kitam ir tokiu būdu, truputėlį raumenys atsipalaiduoja, įtampa tą nusėda nuo raumenų ir mes taip pat geriau išsimiegame. Ir dabar kalbam apie maistą, jau einam į pabaigą, einam link maistinių medžiagų, tai visų pirma yra tam tikros žolelės lietuviškos, kurios puikiai padeda mum atsipalaiduoti. Tai yra, matote, raumenėlių arbata skaidrėje pavaizduota. Yra ir daugiau petražolės, karelendra, raudonėlis, salierai, kiaulpienių šaknys, rojų uogos. Jos turi tokio epigeninas. Epigeninas toks antioksidantas, kuris mus ramina, skatina miegustumą, mes geriau jaučiamės, mažina tokį negalėjimą užmigti. Tai yra viena iš puikių žolelių lietuviškų, kur mes galim jas rasti. Arba, pavyzdžiui, salotos su salierais, ten įdėta kalendros, petražolių, tokios salotėlės, lengvas maistas, kuris taip pat turi šitų lapinių daržovių. Taip pat triptofanas, vienas iš labai svarbių baltymų mūsų mityboje, vienas iš tokių nepakeičiamų baltymų, kurių mes turime gauti, kuris taip pat padeda mums atsipalaiduoti. Jo yra bananuose, piene, vištienoje, kalakutienoje ypatingai daug yra jūrinėje žuvyje, kiaušiniuose, grūduose, sojose, sėklose įvairiose, riešutuose, graikiškose žemės. Tai yra aminorūgštis, būtent viena iš jų, triptofano kelių yra skirtingų. Vienas iš jų yra gerina nuotaiką, didina mūsų dopamino, serotonino gamybą mūsų žarnyne. Tai prisideda prie geros savijautos ir kai padidėja serotonino, tokio nuotaikos hormono kiekis, mes geriau jaučiamės. Tai tiesiog galima pagalvoti, kad vakare naudoti labiau, aišku, ne per didelius kiekius ten tos vištienos ir kalakutienos, bet truputėlį gali būti, kažkoks truškinukas, pavyzdžiui. Kitas, kas turi natūraliai melatonino, yra to hormono, kuris būtent atsakingas už mūsų kaskadinius ciklus, už mūsų miego ciklus, tai yra, pavyzdžiui, vyšnios. Mes turime sezoną, kaip Lietuvoje tikrai yra gausų vyšnių, jos yra skanios, tai ne tik tai, kad geležies kiekį galim padidinti kartu su vyšnėmis savo, esant mažakraujystei, bet taip pat ir keletą arba saujelę vyšnių tikrai puikiai gali prisidėti prie to melatonino didesnio kiekio. Taip pat migdolai, graikiški riešutai, pistacijos, taip pat, kaip matote, irgi turi jo. Šafrano ekstraktas, vyva, tai yra toksai šafrano ekstraktas, vyva puikiai jisai padeda reguliuoti kortizolio ir serotonino, dopamino tą santykį mūsų organizme. Ir jisai veikia pakankamai greitai, neturima pripratimo prie kažkokio tai prie jo, kaip prie kitų, pavyzdžiui, žolelių, kurias turi labai aktyvius ekstraktus. Tai puikiai padeda išsimiegoti ir netgi dienos metu, jeigu yra padidėjęs streso lygis, tai jisai mažina tą streso lygį. Kai viena moteris man pasakojo, sako, pas ją buvo depresija, nerimas, ilgametis, toks lėtinis labai. Tai aš jai daviau šafrano, jinai iš Šiauliuose man skambino, sako, važiuoju autobuse, toks vaizdas, kad debesis prasisklaidė ir saulė išlindo. Toks emocinis jai buvo pasikeitimas, panaudojo šafrano ekstraktą. Iš tikrųjų, puikiai veikianti žolelė, tūkstančius metų tiek kinų tradiciniai medicinui, tiek indų tradiciniai medicinui naudojama žolelė, kuri labai efektyviai veikia ir reguliuoja mūsų hormonų pusiausvyrą. Taip pat turbūt žinote, kad smegenų veiklai labai svarbus yra B grupės vitaminai, tai miegui, stresui mažinti taip pat yra labai svarbus, tai yra neuromediatoriai.
gerina mūsų ir mažina mūsų prastą savijautą, būtent B grupės vitaminai atminčiai, nuotaikai, dėmesiui, koncentracijai, nerimui mažinti, labai svarbu. Ir jeigu jo trūksta, tai mes galim jį rasti, kaip matote, labai daug kur jo yra. Tai ir bananai neprinokę, bananai turi būti žalesni, jeigu apskritai valgote bananą, tai jisai turėtų būti nepernokęs, jisai žalstelės truputėlį turi būti neprinokęs. Tai jame ir kalio daugiau, ir B grupės vitaminų, mažiau cukraus, daugiau skaidulų. Prinokęs bananas turi daug cukraus, mažai skaidulų, mažai B grupės, mažai kalio. Reikia tai įsidėmėti. Ir kaip matote, pilno grūdo produktai, ankštiniai įvairūs, sėklos, daržovės, įvairios bulvės, špinatai, vaisiai, avokadai, pavyzdžiui. Ir visur reikalingas, visada reikalingas visais gyvenimo atvejais vitaminas C, jį reikia naudoti taip pat pastoviai. Jo organizmas nekaupia, kaip kitų, kai kurių tirpstančių riebaluose vitaminų. Tai mes jį turim gauti pastoviai. Tai kuo įvairesnis tas maistas turėtų būti, arba surasti natūralų vitamino C pakaitalą, natūralų papildą, kuris būtų natūralus. Tai aš žinau, kad čionais tikrai yra jų vitamino C gerų papildų, tai galima čionais pasižiūrėti. Ir taip pat nepamiršti tiesiog, kad mūsų lėkštė turėtų būti labai įvairiaspalvė. Kuo įvairiaspalvė lėkštė, galima po nedaug, po mažą ar po pusę saujelės skirtingų, bet tų daržovių, vaisių, sėklų, grūdų, įvairiausių uogų ir jūs gausite įvairiausių tų vitaminų, kurie tikrai labai svarbus. Na ir smegenų veiklai turi didžiulę labai įtaką vitamino D lygis. Tai vitaminas D yra tas, kurio mes gaunam labai mažai, apie jį kalbama daug, o mes jo gaunam labai mažai. Jis mums labai svarbus yra tiek ir mūsų hormonų visai veiklai, tiek ir mūsų nuotaikom, tiek ir mūsų imuniniai sistemai, viskam. Iš principo mums labai reikalingas. Dabar kai kas galvoja, kad mes galim jį gauti su saule. Galim, tačiau negauname. Kodėl taip yra? Šiandien saulės nėra. Jeigu šiandien saulė būtų, vis tiek mes negautumėm. Aš apsirengęs. Jeigu aš išeičiau nuogas į lauką, tik su glaudėm ir šviestų saulė, žiemą mes jo negaunam. Saulė truputėlį yra per toli nuo pusiaujo ir tie spinduliai mūsų nesintetina mūsų odoje vitamino D. Saulė turi būti praktiškai vos ne virš mūsų kaktos. Kai kas sako taip, kad mūsų atspindys, mūsų šešėlis turi būti trumpesnis negu mūsų kūnas, tada saulė mūsų odoje sintetina vitaminą D. Tačiau mes turime būti be drabužių, mes turime būti nepasitepę kremais nuo saulės. Ir labai didelis buvimas ant saulės taip pat žaloja, per dideli UV spindulių kiekiai taip pat žaloja. 15, 30, 20 minučių vidury vasaros mums Lietuvoje būtų labai faina, kad mes visi pabūtume nors truputėlį ant saulės. Kasdieną po 15-20 minučių. Ir yra padarytas toksai eksperimentas. Maždaug 2-3 savaitės deginantis Lietuvoje, maždaug vitamino D lygis mūsų kūne truputėlį padidėja ir maždaug iki rugsėjo mėnesio pradžios mes jo dar turim. Nuo rugsėjo mėnesio mes jau nebeturim atsargų. Mums reikia jas papildyti. Tai vitaminas D, jisai yra naudojamas visus iš principo metus, tik reikia jį stebėti jo lygį. Per mažas lygis blogai, per didelis lygis irgi yra blogai. Reikia daryti kraujo tyrimus ir žiūrėti, koks yra tas lygis. Ir tada naudoti. Dabar yra metodikų, kaip naudoti vitaminą D labai įvairių. Vieni siūlo labai didžiulę dozę, išgerti vienu kartu ir tada 3 mėnesius nevartoti. Man pačiam tenka dirbti su norvegų mokslininkais, jie turi visiškai kitą filosofiją. Mes viską turim gauti po truputį, kaip su maistu. Mažais kiekiais. Po truputėlį, kasdien. Tokiu būdu mūsų organizme nesusidaro labai pikų didelių nuostolių. Mes po truputį gaunam. Tai geriausia yra natūralus vitaminas D, dabar jisai yra išgaunamas iš skirtingų resursų, kaip matot, su maistu yra parodytas. Su maistu irgi galiu pasakyti, kad labai sunku įgauti. Mes tiek maisto nesuvartosim, kiek yra tame maiste to vitamino D. Nupiešti kiaušiniai,
praktiškai be šansų. Su kiaušiniais, vien tik kiaušinius valgant, neatstatysim niekada iki vitamino D lygio. Mes vis tiek turim gauti su papildu, kito kelio tiesiog nėra. Tai be galo svarbus, kaulam labai svarbus imuniniai sistemai, čia turbūt minėjau, širdies procesams, smegenų procesams. Taip kad toks labai svarbus mikroelementas. Na ir taip pat nepakeičiamosios riebalų rūgštys, kurių mūsų kūnas negali pasigaminti, omega 3, jūrinės kilmės. Ypatingai jos vienos iš svarbiausių mūsų smegenų statybinių medžiagų. Mūsų smegenys didžiąją dalį susidaro iš riebalų. Na ir priklausomai, kokių riebalų mes gaunam savo mitybą, iš tos savo mitybos mes atstatom savo kūną, taip pat ir smegenis. Tai omega 3 turi sudaryti didelę dalį mūsų mitybos raciono, apie 10%, bėda ta, kad mes, lietuvaičiai, maždaug gauname apie 2-3%. Aš pats dirbu su kraujo tyrimais, kuriais matuojama omega 3 lygius. Tai Lietuvoje apie 30 virš tūkstančių esam padarę kraujo tyrimų ir nustatę, tai lietuvaičiai turi gal tik 3% savo mityboje omega 3, vieni iš mažiausių Europoje. Gal dėl to ir tas mirštamumas iš tikrųjų yra toksai labai aukštas nuo širdies ir kraujotakos ligų, kad omega 3 trūkumas yra didžiulis, nes jinai vaidina labai svarbu vaidmenį. Jinai visų pirma mažina uždegiminius procesus, lėtinius uždegiminius procesus. Nieks kitas taip nemažina ir nieks kitas taip nesprendžia. Nes jinai būtent atsakinga už tam tikrų dalelių mūsų kūne išsiskyrimą, kurie stiprina mūsų imuninę sistemą. Tokios dalelės, tam tikri hormonai išsiskiria, kai mes ją suvalgom. Jeigu mes jos nesuvalgom, neišsiskiria tos dalelės, kurios stiprina mūsų. Tai reiškia, kad mūsų organizmas nesugeba kovoti, nesugeba užgesinti to lėtinio uždegimo, to lėtinio laužo, kuris slypi mumyse kasdieną, gaunant per didelius kiekius kitų riebalų, kurie skatina uždegimą, omega 6 riebalų. Tai omega 3 čia yra taip pat labai didelė plati tema, apie ją šiandien nekalbėsiu, tačiau ją mes turime gauti. Ir šiandien dienai kaip ir vitaminą D, omega 3 mes praktiškai tik su papildais galime. Žuvies toksai kepsnys, nežinau kokio čia dydžio, bet jeigu tai paimtumėm 150 gramų kepsnį jūrinės žuvies, mes maždaug gautumėm vienos dienos omega 3 normą. Kas valgote 5-7 kartus per savaitę žuvį? Nei vienas. Nu, aš valgau gal 2 kartus. Kartais 3 kartus. Maždaug kas antrą dieną stengiuosi valgyti, bet iš principo tai porą kartų tai tikrai. Tai 2 dienas gauni, o 5 dienas negauni. Ir ką tada tas 5 dienas daryti tavo kūnui, kai reikia tų medžiagų? Tai tiesiog badauja organizmas ir didžioji dalis visuomenės tiesiog badauja, nesuprasdami, kodėl jie taip badauja. Todėl, kad nėra maiste. Tai šiandien mano paskaita į pabaigą. Ačiū jums labai, kad buvot kantrus ir jūs šiandien buvo daug. Tikiuosi, kad padėjo ši prezentacija truputėlį suprasti tą stresą, truputėlį suprasti, kad jisai gali būti skirtingas, tiek teigiamas, tiek neigiamas. Truputėlį suprasti, kaip baigėsi paskaita. Galėsite užduoti klausimus, apibendrinsiu tiesiog. Ir kad miegas jums be galo svarbus. Nu ir tos maistinės medžiagos, kuriomis galim pagerinti savo tiek miegą, tiek ir streso būseną, sumažinti tą streso būseną, jos yra labai svarbios. Tai ačiū labai visiems, ačiū, kad buvo čia šiandien kartu su manimi. Čia dar klausimas.